Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Priminsiu, kad čia mes apie visatos sandarą, apie skaičių skaitimą, apie mūsų praeitį ir jos įtaką ateičiai, apie priežasties ir pasiekmės principą ir mūsų atsakomybės ir požiūrį į žmogų kaip į visą galintį. Tai ką šiandieną noriu pasakyti? Žinote, moteris, kurią pažįstu 20 metų, niekada nebuvo pas mane konsultacijoje. Pažįstu ją labai iš toli, bet ji tikrai mane visada žinojo, mes buvom susiejusios darbo klausimais kažkada ir panašiai, bet ji niekada nebuvo mano konsultacijai. Ir visai nesenai į konsultaciją atėjo baisioje padėtyje, kai jau nieko negalima pakeisti ir faktas jau yra įvykęs. Visa tai visiškai aišku, kodėl jis įvyko, kokie bruožai, kokie praeities scenarijai atvedė iki to noro padaryti tokį sprendimą. Visiškai viskas aišku ir žinoma, jeigu ta mūsų konsultacija būtų įvykusi iki to įvykio, aš tikiu, kad moteris būtų pasirinkusi kitaip arba bent jau būtų žinojusi, dėl ko yra rizika taip elgtis. Tai šiandien ir noriu pasakyti, ateikite prieš darydami sprendimą, ne po, jums bus daug lengviau, jūs turėsit 100 kartų daugiau supratimo, kodėl tas pasirinkimas jums yra perspektyvus ir kodėl jis yra pražūtingas. Pasirinksit visada jūs tiesiog žinosit daugiau ir patys galėsit įsivertinti, jūs patys suprasit riziką. Nėra taip, kad aš pasakau, vat rizika čia dėl to ir to. Ne, jūs gaunat pilną paveikslą ir jūs tą riziką pamatot patys. Čia ir yra konsultacijos esmė. Nes jeigu aš sakau, koks jūs esat, koks jums skirtumas, jūs pats žinot, koks jūs esat. Bet kai jūs matot pilną paveikslą savo praeities, šios dienos scenarijų absoliučiai tokį, kokį aš jums parodau jūsų nežinodama, jūs aiškiai suvokėt patys tų visų dalykų galimą poveikį. Šiandien mes darom labai daug dalykų, investuojam pinigus, kad jie nenuvertėtų į nekilnojamą turtą Lietuvoje, užsienį, į verslo plėtrą, į pirkimus kažkokių dalykų. Kartais, kai mes turim resursą finansinį, mums tai nekelia rizikų, bet yra ir kiti dalykai, kur mes įklimstam neturėdami finansinių resursų arba finansinio raštingumo, bet norim apimti tiek, kiek negalim praryti. Todėl tai daro žmonės dėl daugelio priežasčių, bet tie, kurie negali įvaldyti tiek, kiek nori apimti, jie dažniausiai tai daro iš praeityje nutikusių įvykių, gyvenimo skurde, nepasitikėjimo savimi šiame gyvenime. Todėl, kad nepasitikėjimas savimi, kaip ir viskas, turi du kraštus, ar ne? Jeigu neteisingas požiūris į finansus, tai arba aš taupau iki pačio paskutinio cento, arba aš einu į kazino ir viską pralošiu. Lygiai ir su nepasitikėjimu savimi yra tas pats. Jeigu mes turim tą rodiklį jūsų ženkle, reiškia, arba jūs nepasitikėsit, tupėsit pritūpęs, kažkur nieko nedarysit, viską vyras darys, arba jūs galit tiek apimti, va čia būtent apie tą variantą, ko nepavežat, nesuvokėt ir nežinot to mechanizmo ir tada jūs papuolat. Tai šiandien mano žinutė jums, ateikit iki darydami esminius sprendimus, jūs ir taip, ir po konsultacijos nuspręsit patys. Aš taip pat, darydama esminius sprendimus savo gyvenime, tariausi su keliais autoritetais. Tai nereiškia, kad jie priėmė sprendimą. Tai reiškia, kad aš įvertinau tų žmonių, kurie man yra autoritetai nuomonę, pridėjau savo ir padariau iš to išvadas. Kai man neužtenka mano techninių pasaulėdaros žinių per skaitmeninę pasaulio sandarą, aš lygiai taip pat remiuosi į savo gyvenimą, todėl kad jame aš turėjau daug verslų. Ir tie verslai, ne vienas jų nebankrutavo, jie aptakiai
lengvai transformavosi į kitas sritis ir veiklos formas. Kaip žmogus aš lygiai taip pat niekada nebankrutavau, todėl kad jeigu gyvenime man buvo netinkamos situacijos, aš jas ėmiau ir pakeičiau. Pakeičiau šeimą, pakeičiau darbą, pakeičiau daug ką gyvenime, kas neleido man jaustis pilnatviškai. Todėl kaip žmogus, nebankrutavęs, šiandien aš esu sveika, laiminga ir sėkminga. Todėl, tik todėl tą patirtį į ją galiu remtis komentuodama jūsų detalizaciją, jūsų klausimus atsakydama. Konsultacija trunka apie valandą laiko ir po to yra jūsų klausimai. Jie gali būti bet kokie. Jeigu aš nežinosiu į atsakymą, aš pasakysiu, atleiskit, aš nežinau. Bet 99% atsakymų aš matau ir žinau arba galiu padėti remdamasi į savo nebankrutavusio verslo žmogaus ir žmogaus istoriją. Todėl šiandien kviečiu jūs ateiti prieš darant sprendimus, kai stipriai, plačiau galit per konsultaciją viską pamatyti ir padaryti teisingesnį sprendimą arba stabtelti ir kol kas nedaryti jokio. Ačiū Jums.